Bliam, jau keista grįžti. Reikia prisiminti savo podcasterio balsą, nes nebeatsimenu dabar, mes senai darėm šitą dalyką. Taigi. Taigi, mane šiukšlynas. Bet mes pirmą kartą tokias atostogas pasidarėm. Ne. Nu gerai, antrą, jeigu atvirai. Šiais metais? Taip. Jo, neskaičiuoju iš tikrųjų. Jo, pailsėjau iš tikrųjų nuo F1. Man keista buvo, žinok. Man tikrai nuoširdžiai Keista buvo nesusitikti. Jo, žinai, nu, tipo, mes retai hangoutinam šiaip be podcast'o. Ir tas toksai, tipo, kur... Jo. Įdomu, kaip Dominikas jau atrodo. Tai aš toks galvoju, man net nežinau, kaip Kristijonas sekasi. Paaugęs. Čia, taip viskas čia atrodo. Paskiau prisiminiau, kad buvom per filmą premjerą. Susitikę, bet ten irgi toks susitikimas, žinai. Kur aš į filmo metu gal 3 kartus, tai kita tau kažką pasakau ir daugiau nieko nebuvo. Nu, jo. Tiek ir te bendravom. Ne, mes pastoviai išnekėjom. Nu jo. Rožiau, aš tau sakiau, va čia, Gunteris, va čia, Fred Vasiur, va čia, Max čia, va. Bet... Kaip tau filmas? Tai pradžiai reiktų pasisveikinti su mūsų Hebra sugrįžus į šitą nuostabų F1 box epizodą Austrijos. Aš jau net nebemoku, matai podcastą įrašinėti. Tai viskas tvarkoja, žinai, sugrįžtam po truputėlį į Vėžes. Faina sugrįžti šitą kėdę iš tikrųjų, pasilgau gerų oro ir gerų lenktynių, kurių nebuvo šį kartą. Ir galim iš tikrųjų pasidžiaugti F1 filmo premjerą, nes šį savaitgalį buvo mūsų ilgai lauktas ir išhypintas F1 filmas. Ir jisai dabar išėjo į kino teatrus ir iš tikrųjų jis yra absoliutus hitas. Tai yra vienas didžiausių savaitgalių originaliam filmui. Jo? Jo. Tai, jo. Kaip neišini filmui, nu tai yra, kad apie Formulę 1, o ne apie melodramas ar kažką, nu tai nice to hear, žinai, smagu išgirsti tokius dalykus. Jo, filmas iš tikrųjų, nujaučiau, kad jis bus mega hitas ir jo, ta prasme, mes su Kristijonu turėjom privilegiją, Forum Cinemas dėka, mumis pakalbino Forum Cinemas, kas nematėt, galėt užsukti pas jų pasižiūrėti, paklausinėjo apie F1 ir padovanojo mums kelis bilietus į filmą. Ir va taip nutiko, kad mes galėjom pasidalinti tais bilietais su savo Patreon nariais, kurie kaip tik pasidžiaugė bilietais ir buvo filme, su kuriais norėjom žiauriai susitikti, bet dėl tokių kvailų aplinkybių neišėjo. Nu, bet tos kvailos aplinkybės, kiek žmonių buvo? Gerai, žmonių buvo daug. Žiauriai daug. Bet aš būčiau suorganizavęs, bet aš vėlavau žiauriai. Aš, ta prasme, žiauriai vėlavau, aš beveik pavėlavau, nes aš po darbo, aš net išvariau anksčiau. Aš paskaičiavau, kad iš darbo iki Forum Cinemas man valandą užtruko pravažiuoti, nes buvo didžiulis eismas. Bet aš dar turėjau šunį palikti namie, nes aš šunį važiuosiu ir į darbą. Haha, jo, va šitą. Ir karočią. Ir tada aš skubėjau į filmą ir aš pavėlavau, bet filmas labai vėlai prasidėjo. Tai... Jo, filmas vėlavo virš pusės valandos vien dėl to, kad žmonės strigo prie popkornų. Ta prasme... Tiesa. Aš parintis, jau aš prie popkornų stoviu, filmas jau turėjo prasidėti, jau atskaičiavus 10 minučių reklamam. Jau turėjo prieš 10 minučių prasidėti, tai yra jau 20 minučių nuo to starto. Jo, taip. Ir mes tada jau 20 minučių praėjo ir aš ateinu, filmas turėjo prasidėti 6:30, jisai po 8:05 gal prasidėjo. Mes ateinam dar šviesos. Ir buvo labai keista, jo, nes buvo, aš ten nuskubėjau, atsisėdau, sėdėjau, bet jo, ir jis neprasidėjo, tai žodžiu, ir skubėjau, ir tada toks jau nebeišeisi, nes gal šitos, kad prasidėjęs, ir tada, tokia nesąmonė visiškai gavosi. Tai va, tai labai dėkoju Urtei, kad su mumis susisekė ir labai buvo faina pabendrauti ir labai dėkoju už bilietus. Ir tai tikrai... Mes su ją eiliai stovėjom popkornus, tai dar daug ir diskusijų turėjom ir apie tą patį F1 Academy ir šiaip apie Formulę 1, tai tikrai smagiai pabendrauti. Tai tikrai yra dėl ko prisijungti į mūsų Patreoną, nes iš tikrųjų yra galimybė, kaip šio atveju nuskilo gauti bilietų nemokamai ir praleis gerai laiką. Šį kartą sakau, labai aš apgailestauju, kai nepavyko pasimatyti gyvai. Bet bus dar tų filmų, bus dar čia vienas europinis formulės filmas, gal jį irgi nuvyksim, bet va, tai tokias įdomus momentėlis. Gražu, čia segmentų užvedai. Jo, iš tiesų,
Džiaugiuosi, kad mes galėjom suteikti tokią progą, nes pavyzdžiui, mums po to draugai siūlė varom į Formulės 1 filmą. Ir mes tokie, oi, mes tai varėm. Man taip keista buvo, mes pažiūrėjom tą filmą ir aš toksai, žinai, laukiu. Nu, aš ten turiu ritualus, ten pasižiūrėti filmų, kiek ten pinigų surinko, įvertinimus. Nieko nėra, žinai, nes... Bet taip, aš dar prieš filmą jau buvau matęs įvertinimus. Bet nebuvo daug, žinai, nes, tipo, dar nebuvo... Kažką aš ieškau. Ai, garso takelio nebuvo, nes garso takelį išleidžia premjeros dieną. Taip. Ir aš toks norėjau tą adrenaliną prisiminti, Hans Zimmeris, žinai. Ir nėra, ir aš toks... Kažkaip čia suprasti, filmo nėra sutra... Ir tada, jo, poryt bus, žinai. Taip. Tai jo, tai tas momenčiukas. Tai... Geras naujienas tas, kad filmas, kadangi buvo toks sėkmingas, kadangi Apple'as finansavo šitą filmą, jie svarsto daryti antrą dalį, kurį pavadins F2. Ok. Aš jie kovoju dėl šito pavadinimo. Šiaip, tipo, visai bairis, nes atrodytų, kad darytų F2, bet ir to pačiu galbūt vis tiek F1, bet tokį... F1, 2. Sugrįžimas. Gerai, kad užsiminė apie Apple, nes aš ilgą laiką jau svarstau. Aš tau kažkada buvau užsiminęs, jog dabar yra daug įmonių, tai yra daug broadcasterių, daug transliuotojų, kurie nori Amerikoje transliuoti Formulę 1. Jo. Ir vienas iš pagrindinių yra Apple. Taip. Aš turiu įtarimą, kad čia aš manau, kad kažkodėl Formulė 1 bus transliuojamas per Apple. Ir turiu keletą priežasčių, kodėl. No. Apple pradėjo žiauriai integruoti F1 į savo platformas. Pradėkime nuo to, kad kai vyko Monakas, tu per Apple Mapsus galėjai atsidaryti ir tu galėjai matyti, kur trasa ir visa kita. Ir ne tai, kad tu kaip per Google Mapsus, kad ten uždaryti ir keliai ir visa kita. Bet tenais vos ne 3D maketai, kur kokia komanda stovi, visa kita, pačią trasą. Google Mapsuose visą trasą išpaišyta, visa kita. Formulės 1. Jo. Tada Vision Pro, tu jau gali įsirašyti Formulės 1 appsą ir stebėti lenktynės. Kiek žinau, tai vis dar yra konceptinis dalykas, bet jau jie dirba ties tuo. Ir šiaip labai daug įvairiausių detalių, kur kas, kaip netgi Formulės 1 filmo trailerį, kai tu žiūrėdavai per Apple TV, tau per telefoną arba planšetę, vibracijos buvo pritaikytos prie visų rumbling noizų, visų drebėjimų, prie viso kito. Tai jie vis integruojasi vis labiau ir atrodo, kad jie bando vos nežinai padaryti kažkokį... Gal ir prikolas. Žinai, tipo... Nu, įsivaizduok, žiūri Formulės 1 transliaciją. Standartizuoti kažkaip labiau tą visą sportą. Nu, įtraukiančiai labiau padaryti, žinai. Tai įsivaizduok, žiūri Formulės 1 lenktynės. Ir tau mašina važiuoja ir tau vibracija kartu su ja, žinai, tai buvo toksai, nu, visi tie tokie, lietuviškai ne kažkaip skamba, bet immersive visi tie experience, įtraukianti patirtis. Taip. Tai, nu, žiūrėsim, žinai, čia, aišku, aš spėlioju, bet tiesiog žiūriu, kad vienas produktas, antras produktas, trečias ir visur jie bando integruoti tą Formulę 1, kur, nu, su NBA ne, žinai, su futbolu ne, su kitų sportų nėra taip, žinai, tai toksai... Pažiūrėsim, kur tai nuves. Tai kaip tau filmas? Aš turiu su tuo filmu tokį love-hate relationship. Myliu, žudau santykius. Aš tau jau buvau sakęs ir aš jau daugam, kas manęs klausia, bet aš stengiuosi dar ir sakyti, kad tai yra geras filmas, vien dėl to, kad mano draugai patiko ir tie, kas žiūrėjo, kurie nežiūri Formulės 1, tiems patiko. Tu sakėjai, čia yra paskutinė šansas įtraukti ją į Formulę 1. Ar tau pavyko? Ne. Ne. Gerai, nu. Jai iš tiesų labai padėjo, jos žinios jai padėjo žiūrėti filmą. Nes jinai žino daugelį komandų, jinai žino daugelį vairuotojų, bet jinai, pavyzdžiui, nežino taisyklių. Ne, nu aišku. Ir jinai negali prie to prisikabinti. Aš, pavyzdžiui, kai žinau taisyklės, man, nu, buvo tas toksai, kur visą, žinai, buvo, nu, užkliuvo labai tų tokių dalykų, kur, žinai, kadangi filmas jau išėjo ir kas nematėt patys kalti, spoiler alert. Tai yra spoileriai dabar bus. Varom spoilerius, sakai. Nu, duok man biškai apibendrinti ir tada jeigu žiūrovai
norės, galės praskipinti spoilerius, nes gal tikrai ne visi matė, žinai. Pavyzdžiui, man asmeniškai tai labai patiko, nes aš žiūrėjau kaip filmą. Žinai, aš tau pasakysiu taip. Net Drive to Survive prikūrė savo istorijų. Aš net nesiginčiu. Tai bet ten dokumentinis serialas. Ir visi skundės dėl to, kiek yra prikurta. Čia yra holivudinis filmas. Jeigu jie būtų darę, gerai, yra būdas padaryti visą tai, žinai, laikantis taisyklių griežčiau. Bet man asmeniškai buvo visai įdomu, kad jie tas surado, kaip čia pasakyti, jie surado tas tokias... Kur palengvinti taisyklės, kad veiktų filmas? Kad būtų kažkokia, žinai, didesnė intriga. Ir čia yra visiškai filmo dalykas, dėl to, taigi mes neturim Apex GP kaip komandos. Tarp kitko, aš sužinau, kad Expensify kaip titulinis sponsorius, kuris yra tikras, sumokėjo Apple'ui ar 5 milijonus, kad būtų Apex GP. Aš tikiu, jo. Tai netgi kiek buvo įkišta. Iš viso 20 milijonų susirinko iš visų sponsorių. Tai ten tikri sponsoriai. Tai jie netgi savo Apple produktus reklamavosi, tenais, kad Bredas Pittas buvo su ausinėm Apple. Tai čia normalu, visose Apple produkcijose vyrauja Apple, žinai, produktai. Žodžiu, tai... Bet aš tai žiūriu, aš suprantu iš tų taisyklių pusės, kad ten, žinai, nevyktų niekas taip. Bet kita vertus, žinai, iš kitos pusės pasižiūrėjus, kas būtų, jeigu, žinai, būtų. Kas, jeigu kažkas, žinai, naudotųsi tom taisyklėm per daug ir panašiai. Ir automatiškai tai tiesiog, man asmeniškai padarė įdomiau, nes, pagalvok, atvaro 60 metus, vairuotojas į F1, čia tas pats, kas Ralf Schumacher, nusprendžia grįžti ir staiga karočiai žiauriai gerai važiuoja. Be pasiruošimo, vidury sezono. Taip nebūtų, supranti? Tai čia, nuo šitos vietos reikia pradėti. Bet tada jisai grįžta, tada jisai pradeda vairuoti, tada jisai naudojasi taisyklėm, ten laužo sparnus, iš tas raudonas, geltonas vėliavas naudoja, kad savo pasilengvinti. Ir kas? Tai dėl to ir sakau, kad pas mane yra tas toksai 50-50, kur ir nepatiko ir patiko, bet dėl to, kad aš žinau, kad aš per griežtai žiūriu į tą filmą, bet aš turiu savo argumentų. Aš suprantu, kad tai yra geras filmas ir jisai tikrai, jisai daug auditorijos pasiekė, bet yra keli dalykai, kurie man užkliuvo. Ir aš tau kelias jau buvau minėjęs, tai yra, kad aš net pamiršau vieną iš jų, gerai, vienas iš jų yra tas, abudu atsimenu dabar jau. Spoileriai? Spoileriai? Ar spoileriai čia? Jau spoileriai, manau. Tai gerai, hibridai, jeigu nenorit spoilerių išgirsti, tai Kristijonas 50-50, aš tai, aš užskaitau filmą, man asmeniškai tai geriausias lenktynių filmas. Gerai, spoilerių nenoriu sakyti daugiau. Tai... Yra dalių, pavyzdžiui, intro filmo, žiauriai geras. Jo, tai buvo labai geras. Jo, su Daytona buvo ten... Spoileriai. Jo, ten buvo geras. Spoilerių zona. Taip. Kas norit, praskipinkit į priekį. Nežinom kiek, bet praskipinkit kažkiek. Gal Kristijonas įdėsiu, jeigu ką timestampą, kad spoileriai. Jo. Tai prasideda, aš turiu šitą nesąmonę. Jo, ties 14 minutę ir tada, žodžiu, nesvarbu. Primink man montažą įdėsiu. Gerai. Spoilerio nulūžimas paskutinėse lenktynėse. Kai įvyksta red flagas. Čia strečas, Čia yra pritemptas dalykas, kad, jeigu jisai būtų kokia, žinai, jie galėjo šitą dalyką, tai, tikrai galėjo sužiūrėti, kad jam nuleido padangą, ar kažkas įvyko, kur būtų įmanoma dar... Padangą tu gali tvarkytis, priekinį spoilerį tu gali. Galinio spoilerį tu negali. Bet tada nebūtų intrigos, ar sutvarkys mašiną iki red flago pabaigos. Bet tai ir su kitais dalykais lygiai taip pat yra. Aš neteisinu, pritempta. Jeigu būtų dvi šoninės padangos nuleistos, kad jie negali pasikelti mašinos normaliai ir priekinis spoileris, ir spoileris užstrigęs, pritemptų tokiais dalykais, aš būčiau nesupykęs. Bet kadangi yra tas toksai, kad mes pamirštam jau taisyklę park firmai, kur tu negali mašinas, tam tikrų dalykų daryti ir jie tada darosi ir išvažiuoja lyg niekur nieko. Toksai, kodėl? Tai čia toks vienas. Kitas dalykas, specialūs krešinimai, specialios avarijos. Šitas dalykas man nepraėjo. Jau po pirmų lenktynių jie būtų gavę sezono baną. Ir tas toksai, kur
gali bandyti traktuoti, kad, oi, jie niekada oficialiai apie tai nešnekėjo. Nu, Ne, nu, taip, FAI puikiai gali pasiklausyti tavo radio talksų, tavo telemetrį gali pasižiūrėti ir gali matyti, ką tu išsidirbinėjai. Alonso 24 ar 23 gavo penalty dėl to, kad jisai važiavo kitaip tą ratą negu įprastai ir dėl to crashino Russellis, kur jisai tiesiog važiavo ir kaip jisai tam padarė, kad jisai specialiai sukėlė kitokias oro sroves ir dėl to sumėtė Russelliui mašiną ir jisai crashino į sieną. Ar čia nebuvo Spa lenktynėse? Nesiminsiu dabar tokio specifinio. Bet jisai buvo penalty gavęs už tai, kad Russellis crashino, nes ir viską atsekė pagal telemetrį, kad jisai 10 ratų važiavo taip, o šitą ratą specialiai važiavo taip, kad atsikratytų Russellio. Tai čia toksai, kur tipo, nu, iš karto būtų pagavę juos. Žinai, ir man tas toksai, ir ant viso šito dalyko yra filmas pastatytas. Ir jeigu jie negalėtų specialiai crashinti, tada filmas neveikia. Ir toksai, kur, žinai, toksai, kur aš suprantu, jeigu jie nebūtų darę visų tų dalykų, visas filmas būtų buvęs, kaip jie atvažiuoja 18 geriausiai. Jo. Tai va. Viskas. Čia yra underdog istorija apie tai, kaip tipo, vat, nugali šitą loserių komandą. Taip. Aš net nepykstu, kad jie yra laimėję lenktynės, nu tai yra paskutinės lenktynės, kas yra labai toksai, nu tipo, labai nuspėjamas, kad paskutinę sezono lenktynės jie laimės. Aš nepykstu, kad jie tipo per sezoną iš paskutinių vietų į vieną geriausių mašinų turi dėl to, kad jiems upgradeina tą mašiną pagal tai, kaip Bretas Pittas paprašė. Jo. Tipo, nu aš žinau, kad realybėje taip 99% kad tikrai nebūtų. Nu, tipo, čia vienas iš milijono šansų. Aš dėl tokių dalykų, nu, tipo, jo, filmas. Taigi ten yra, kadangi iš 2 metų sufilmuota medžiaga, tai ten ir mašinas netitiko. Taip, tai buvo lenktynėse, kad Ferrari vienam kadre važiuoja su viena mašina, kitam kadre jau su kitų metų mašina važiuoja. Ir tam tikriausiai pats nerealistiškiausias dalykas buvo, kad Hamiltonas lydino Abu Dabį. tai jo, tai... Pritariu tau, ką žinau, aš visą tai visiškai gerai suprantu. Viskas buvo labai realistiška, vien dėl to, kad jie vadovavosi 23 metų taisyklę, kad jie pirmą vietą užklijuoja. Neatsimeni to bairio, neatsimeni to, pavadinkim, mimo, jog 23 metais Verstappenas tiek laiminėdavo, kad niekas neskaitydavo, kaip pirma vieta ir antra vieta yra pirma vieta. Taip. Tai jie tą patį ir padarė, žinai. Jo, tiesa. Tai va. Ir grįšiu dar prie to crashimo. Žinai, tipo, mes žiūrėtume dabar NBA, panaši situacija, NBA nauja komanda, tik tai jie, necrashina, o ateina su bokso pirštinėm ir dubasina visus, kad laimėtų. Bet, nebuvo taip. O čia... kaip? Ne, čia būtų palyginimas, kad tada iš šalkūnių iškirtinėja kitus vairuotojus. Nes su bokso pirštinėm tai reiškia, kad jau ta komanda ten turėjo mėti ten spyglius po padangom. Tipo, kad nebuvo taip blogai. Ta prasme, vėlgi, jo, pritariu tau, bet man nuo to viso smagumo neatima nė biškį. Nes aš žinau, kad aš žiūriu filmą apie F1. Tai, bet aš ir dėl to sakau. Ta prasme, jo, ten galėjo kažkaip bandyti, bet aš bandžiau galvoti, žinai, kaip tai turėtų atrodyti. Ir žinok, pasakysiu taip, yra labai sunku, arba jie tikriausiai, ten labai brangus filmas, ten labai protingi žmonės darė, prasme, aš juos seku, juos labai gerbiu. Ir jie tikrai svarstė visus variantus. Aš ir yra priežastis, kodėl jie nusprendė, nes paprastam žiūrovui, kaip tavo draugė, tos taisyklės yra, žinai, dzin po barabanu. Yeah. Ir antras dalykas, jų, palauk, dar norėjau vieną pasakyti. Taisyklės, kad nėra svarbu. Ir kad jeigu būtų darę realistiškus tos scenarijus, mes geriausiu atveju būtume turėję tiesiog kelias intensyvias kovas. Žinai, nebūtų, nes, real F1, jis neturi tiek daug veiksmo. Iš 2 sezonų sukirpti vieną daug veiksmą turintį sezoną, tu galėtum. Tipo, kad ten paėmė įdomiausias avarijas, ką jie padarė su Monza, kur irgi ten, tas iš trasos išlėkė. Vienas iš vairuotojų, čia traileriai yra, kur ta mašina ten į orą skrydo, taigi ten yra palei tą F3 avariją beisint. Tai ten, realistiškai iš esmės.
kad jie išmano istoriją, akivaizdžiai parodė, jie ten apturėjo vos ne visas visas baisiausias avarijas, kokias turėjo. Jie turėjo, kokias F1 turėjo. Į tą vieną filmus dėl. Nes čia yra drama. Pirmiausia, ten yra drama. Pirmiausia yra istorija. Ir jie tikriausiai, žiūrėjo į tą platų žiūrovą, kuris pažiūrės ir sakys, wow, aš noriu pažiūrėti F1. Jo. Ir jo, aišku, jie žinojo, kad fanai turės prie ko prisikabinti, bet aš asmeniškai turiu daugiau ko džiaugtis negu prisikabinti. Taip, čia lygiai tas pats, kas aš tikiu, kad mums ateinantį sezoną Drive to Survive nebepatiks. Bet aš manau, tie, kurie nežiūri Formulės 1, o žiūri Drive to Survive, aš manau, tiem labai patiks. Jo, tiesa. Jo, ta prasme, man asmeniškai ten tiesiog naujas standartas, kaip filmuoti mašinas ir lenktynės. Ta prasme, jie iš tikrųjų padarė kažką... Naujos technologijos, nauji bandymai, visą kitą, tai cool. Ta prasme, tai, kad jie... Buvo ne vienas kadras, kada aš pats krapščiau galvą, galvojau, kaip jie padarė tai, nes taip sujungta ta medžiaga, ta prasme, aš žinau, kad ten yra efektai ir pridaryta visko, bet kai tu realiai žiūri, galvoju, kaip jie tai padarė ir visas man filmas toks, ta prasme, paprastai man nebūna bėdų išsiaiškinti, ką jie ten būrė už kadrą. Šį kartą, ta prasme, žiūrėjau, žinau, kaip būrė ir negaliu patikėti. Ta prasme, nes aukštas lygis iš tikrųjų efektų, aukštas lygis technologijų, ta prasme, ką jie naudoja, tą Top Gun, ką išmoko su naikintuvais, pritaikė, žinai, F1. Taigi, tas pačias technologijos nutrupėjo ir į transliaciją, ką jie naudoja. Tas kameras, tas gimbal kamera, pavyzdžiui, tai yra, ką jie naudojo tam visam filmui ir tą technologiją galiausiai pridėjo, man dabar jau visom mašinom, žinai, tam kamerom. Tai, tai žodžiu, tai iš tikrųjų yra labai didelis, mano galva, triumfas ir vizualiai, ir prasme, lenktynių dvasia pagauta gerai, ir atitiko iš tikrųjų lenktynių tą dvasią, ir, aišku, prikūrė dalykų, bet tuo pačiu ir atspindėjo daug F1 aspektų, tos komandos narių kapojimas, žinai, tas toks numeris 1 ieškojimas, parodė užkulisius, tos techninius specialistus, žinai, kaip jie prisideda prie sporto, prie mašinos, parodė tuos visus sponsorius, tuos visus, pavadinkim, ten pinigų pusė, kur ten yra visokie dealai ant dealo, ten kaip tie pinigai ten cirkuliuoja ir ką tai reiškia komandų savininkam ir panašiai, ir ką laimėjimai reiškia, ta prasme, parodė F1 istorijos šiek tiek, ta prasme, nors ir ten, man rodos, jinai labiau sukurta buvo, bet vis tiek buvo smagu tenais, kad paminėjo ten, žinai, Schumacherį ir ten Seną ir panašiai. Tai, jutosi kaip iš tikrųjų nuoširdus darbas, man asmeniškai, ir aš mielai antrą kartą eičiau žiūrėti. Visiškai. Pritar, visiškai. Jo, man tai buvo good time, ir jo, laukiam antros dalies, Apple, let's go. Ką, turim dar kažką paminėti? Spoileriai baigės? Spoileriai baigės. Galiu pažiūrėti, kada. Davai, pažiūrėk. Pažiūriu, kada spoileriai baigės, 10 minučių. 10 minučių spoilerių. 10 minučių spoilerių. Tai review'as filmo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot šitą Kristijono ir Dominiko filmų review'us. Kristijono rentą. Ne, mes pareview'iname F1 filmus. Tai jeigu norit podcast'ą apie filmų review'us, nerašykit, nes nedarysim. Arba parašykit, bet mes vis tiek nedarysim. Nes nedarysim, nėra šansų. Aš galvoju apie tai ir aš nenoriu. Tai, jo. Mes per daug pyktumėmės, ginčyti. Ne dėl to. Aš tiesiog neapžiūriu filmų. Tai aš turėčiau žiūrėti kažkokias nesąmonės ir tada turėčiau apsimesti, kad čia, galėjo jie šitą kadrą nukirpti anksčiau, kad dramatinis efektas būtų rimtesnis, taip. Vienas toks kontroversiškas klausimas. Taip. Gal net nereikėtų šitą ant eterio šnekėti ir čia gali būti, kad labai daug heito susilauksiu. Okay. Žiūrėjai Sesės? Lietuvišką tą? Ne, ir nežiūrės, vat. Šaunuolis. No thanks. Aš žinau, aš mačiau, gerai, mes šnekam apie filmus toliau, nes aš čia turiu visą rentą. Apie šitą filmą? Apie šitą režisierių, atsiprašau. Aš trumpam, tai yra laiko švaistimas.
Aš žinok, mes per 3 prisėdimus pažiūrėjom ir tik dėl to, kad reikėjo pabaigti ir suprasti, ar mes čia kažką praleidžiam, ar čia buvo, kad, fenomenas, nes daug aš nekėjo. Vieni sakė žiauriai geras, kiti sakė žiauriai išūdinas. Ir aš toksai, tai davai žiūrim, tai davai. Iš viso draugė man pasiūlė. Ir davai, sesės, reikia pažiūrėti, visi čia aš nekėjo apie jį. Pažiūrėjom pusę valandos, kažką turėjome įdaryti, atsėdom, po to vėl žiūrim, davai, pažiūrim. Dar 20 ir toksai, kur sėdi, ir toksai, tikrai noriu keiktis, žinok. Toks beprasmis, tai turėjo būti 20 minučių filmas. Taip. Bet jaučiu buvo išlaidos tokios, kad reikėjo filmą ištęsti. Ne, tai buvo. Esmė, kad čia režisierius, kažkas toks Bareiša, man rodos. Aš buvau matęs prieš tai jo filmą Piligrimai ir aš iš tikrųjų, aš nelinkėčiau niekam šitą patirtį. Tai, sorry. Apie filmus nebešneka. Gerai, nes aš turiu per daug stiprių nuomonę apie lietuviškus filmus. Austrija. Ate. Aš palauk, tai pareiškiu. Lyvino čia. Ne, aš noriu tokį ką pasiimti. Austrija. Gerai, atspėk aš šias. Mes apie Austriją dabar? Jo. O mes ne apie komentarus? Ai. Dominikas nusikeikė. Atsiprašau. Aš realiai užmiršau. Mes vos nepraleidom šito segmento, kadangi kiek čia gavosi, dabar 2 savaitės neįrašinėjom, tai toksai, kur biškį palaida bala. Aš prisipažinsiu, skaičiau gal 2 iš viso, vienas iš jų buvo mano draugo ir aš jam parašiau, kad nenaudoti ChatGPT, nes buvo labai akivaizdžiai ChatGPT. Nežinau, man tai normaliai pasirodė. Buvo paskelbtas konkursas mūsų mylėsim žiūrovom Instagram'e, kad dalinsim 4 bilietus. Taip. Pirmas mūsų realiai toks. Už labai paprastą užduotėlę. Už nuostabų raustą. Lance Stroll raustą. Taip. Kadangi Lietuvoje čia raustai populiarėja, visi mėgsta, čia nesenai išėjo apie Merūną raustas, ten dar buvo raustų, tai buvo gera proga. Tai mes dabar Lance Strollas kaip svečias ateis ir mes jį raustim. Tai jo. Gerai, norėjom paskaityti, ką iš tikrųjų gavom. Yra iš tikrųjų nemažai tų visai komentarų, labai čia per kelis mūsų čia chatus. Tai gerai, paskaitom, ne? Ir galėsim nuspręsti, ką žinau, ar mes dabar spręsim, nes gal dabar spręsim, ne, jeigu nes... Nes, ta prasme, gerai. Žodžiu, kas gausit bilietus, tas gausit. Gerai. Ugnė parašė Lance Strollo raustą. Šiaip labai gražu, jinai žinutę parašė, kad patinka mūsų turinys, tai labai iš tikrųjų miela Ugnė, džiaugiuosi, kad galim kurti ir kad mumis žiūri ir tikrai nuoširdžiai didžiulis ačiū tau. Gerai, ir jinai parašė raustą. Lance Strollas man visat priminė žoliapjovės robotą. Dafika kainuoja, visur trankosi, o savaitės pabaigoje tėtis vis tiek pat žoliai napjau. Geras. Ir antrą jinai parašė, Aston Martin dabar tikriausiai svarsto, kaip perfrazuoti box kvietimą, nes Strollas visad jį priima kaip bokso mečą su trasos siena. Jo, liuks iš tikrųjų raustas. Šitas geras. Jo. Gerai, žiūriu, čia nieko nepradėjai. Gerai, Marius parašė. Jei Formulė 1 būtų lenktynės pagal tėvų banko sąskaitas, jis turėtų pole position kiekvieną savaitę. Fair enough, tiesa. Kas tiesas nemelas? Rugėja, toks yra nikas. Lance Strollas per Ispanijos Lance Strollas per Ispanijos paradą buvo surūgęs kaip ta varškė, kurią užmiršau šaldytuve mėnesį. Čia tai mean, čia tiesiog mean. Nes visi relatinti, visi galim Jo. Kaip yra lietuviškai relatinti? Suprasti, ką turi omeny. Prijausti, taip. Prijausti. Taip, kažkoks Kristijonas parašė. Pala, čia net. Gerai, žiūrim kitą chatą. Liepa parašė. Lance Stroll vienintelis F1 pilotas, kuris trasoje blaškosi labiau nei mano gyvenimo tikslai po mokyklą. True. Rokas parašė. If Martin Aston was a family dinner, Lance would still be asking which side the fork goes on. Čia tas pats, kuriam pasakiau, nenaudoti ChatGPT. Taip.
Taip, toliau. Nu. Eliza parašė, pala, Lance Stroll egzistuoja? Dar. Lina parašė, jinai įmetė šiaip vidosą, kuriame eina, tipo, nu ten AI generatintas vidosas, bet, tipo, baris visai neblogas, tu skaičiau. Tipo, pašnekovas klausė, sako, tipo, kas vis, palauk, kaip čia, palauk, to pasakysiu. Kas vis tiek praloštų, jeigu startuotų 30 sekundžių priekį visų kitų? Lance Stroll. Geras baris. Sąžininkai. Taip, Vėtra mums parašė. Lance Stroll vienintelis F1 driveris, kurio greičiausiais ratas gyvenime buvo su privačiu lėktuvu. Neblogai. Ir jinai tada toliau parašė Aston Martin lore. Vienas yra F1 legenda, kitas F1 pažintinės ekskursijos dalyvis. Vienas iš jų žino, kaip išnaudoti DRS, kitas turbūt dar ieško to mygtuko. Teisingai. Ir man rodos viskas. Jo, nes karačiai aš paskui užmiršau, kad story parą eina ir aš porą dienų nebeigiau. Mes patys kalti, bet tie, kas aktyvūs, tie ir labiausiai nusipelna. Ne, tai tikrai figeni raustai. Ką žinau, tai kam duodam? Man patiko su žoliapio. Sakyk, ką nori. Man patiko su žoliapio. Tuo bandau surasti, kur Pats pirmas. Jo, žoliapio geras buvo. Tai Ugne, važiuos tau bilietas vienas. Man patiko... Jo, man patiko šiaip... Mes 4 žmonės? Aš galvojau 2 žmonės po 2 bilietus. Sakai 4? Aš nežinau, iš tikrųjų atvirai galim šiaip po 2. Jaučiu, nebent, nu... Tai gerai, tu vieną išrinkai, aš antrą išrinko, ne? Davai. Tai tu išrinkai Ugnę, o aš tada, bramačkai, matai. Man patiko tas, neberandu dabar. Ai, va, Elizos, pala Lance Stroll egzistuoja. Easy. Čia tai buvo easy. Tai Ugnė ir Eliza gausit po 2 bilietukus, tada taip išeina. Taip, susisieksim. Parašysim Instagramą, numesim. Žodžiu, jo, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Sekit mumis Instagram'e, prisijungit į Patreon. Ką gali žinot, kas iš to išeis? Čia tik dar vienas papasakojimas, kad mumis sekti ne tik tais YouTube, bet ir visur kitur visai yra verta. Stengsimės kuo daugiau pridėtinės vertės vis tiek duoti, kiek išeina tiek. Kiek galim, taip. Mes esame tik žmonės. Nei mes viską sužiūrėsim, nei mes visur suspėsim. Dar čia vasara, Kristijono visą savaitgalį užimti, o mano visas darbo dienas užimtas. Tai mes, kad susitinkam iš vis kartą į savaitę, man čia jau yra nice. Kaip kitai pasakius, mes kuriam magiją. Kartais. Jo. Arba magiją sukuriam. Gerai. Gerai, ne, aš norėjau, karočiui, važiuojam į Austriją, kiek galima čia iš tikrųjų nusišnekėti. Kas aš esu? Tu esi vyresnis Strollo brolis. Na, žinai, kad, palauk, ne, tu visai galėtum ir Leclerco broliu būti. O, tas toksai komplimentas. Merginas. Kitas tėvas, bet panašumų yra. Ne. Aš esu Sauber fanas. Ir aš esu kiet. Okay. Bet ar tu Sauber fanas, nes Bortoleto, Alonso labai arti vien šalia kito, ar dėl to, kad jie pradėjo gerai važiuoti? Taip. Žiūrėk, šiaip labai matosi, pamiršau dabar jų team principal vardą. Ne Matija, tas Jonathan Whitley. Taip, čia yra jo vaisiai skinti. Čia, nu, tipo... Tiesa. Ta prasme, pasižiūrėk į jų pitstopus. Ta prasme, tiesa. Žiauriai atidirbusi komanda. Ir ne tik pitstopai, ir strategijos, ir visa kita. Ir tempo atrado. Taip. Viskas prasidėjo nuo vieno gražaus vakaro popietės, kai Hülkenbergas aplenkė Hamiltoną ant tiesiosios.
Taip. Ir nuo to karto viskas eina tik tais aukštyn. Tai aš manau, kad labai dabar komandos įtemptai žiūrės į Jonathan Whitley kaip į rimto kalibro žmogų, nes jisai, tikrai, kai James Wallace perėjo į Williamsus, jau, Williamsai pradėjo stotis, dabar mes turim Kick Sauber, kuris tuoj pat jau greitai pataps Audi. Ir aš manau, kad Audi turi džiaugtis iš tiesų, kad jų jau nebus taip, kad jie paims komandą, kuri buvo 24 metų rezultatuose. Dabar jie jau 25 metų rezultatai, daug kartų geresni ir jie gali tikėtis ne paskutinės vietos metiniai. Jo, tai akivaizdžiai Alpinai yra paskutiniai ir dabar su tokia tendencija labai sunku, kaip čia pasakyti, jų tendencija labai daug žadanti. Sakyčiau, kad per tokį trumpą laiką, per kelias lenktynės tiek smarkiai atsitiesti, tai čia paskutinį kartą tai buvo McLarenam, kai jie pradėjo staiga iš paskutinės vietos prieš porą metų, kai jie galiausiai kovoja dėl čempionato. Tu čia praeitį metai? Jo? Tu čia praeitį metai, jo. Matai, kaip... Nes praeitais metais laimėjo čempionatą jie, bet Verstappenas pirmą vietą. Jo, bet ar jie tais metais pradėjo paskutiniai? Per Bahreiną jie ten visiškai jiems nesisekė. Gerai, tada 23 metais jie važiavo antri. Visą laiką, sezono pradžioj, netgi pats Andrėjas Stella buvo pasakęs, kad 23 metų pradžioje jiems bus žiauriai lieva. Bet vidurys turėtų susitvarkyti. Ir akivaizdžiai viduryje jie jau pradėjo važiuoti antri. Kažko panašu kvepia man. Nes Bortoleto kaip nuo antraeilio vairuotojas taiga patapo labai stabilių vairuotojų. Žinai? Matai, iš backmarkerio pereiti į mid-teamą yra ne taip sunku, kaip iš mid-teamo iššokti į top-teamą. Čia yra du skirtingi kalibrai. Bet čia turi daugiau konkurencijos. Žinai, dėl tų kelių ten prizinių vietų, prizinių taškų pelnančių vietų, žymiai daugiau vairuotojų varžas. Taip. Žinai? Aš manau, kad jie dabar užsiklijuoja savo komandoje lopus, per kuriuos labiausiai ir kraujuavo. Tas lėmė tai, kad jie nėra visiškai mirtinai paskutiniai. Jie Taip. dabar jau vienas, kitas, trečias lenktynės gali vieną kitą tašką nusikovoti kaip RB, kaip Williamsai, tas pats yra Alpinai, nebėra nei viena komanda, kuri nebegalėtų taškų susirinkti, kur mes iki pat prieitų metų taip ir būdavo. Čia yra jaučiu vienas iš pirmųjų sezonų, kai po ilgą laiko, kada pagaliau visos komandos taškų turi daugiau negu 10. Taip, tiesa, jo. Nes turėjom tą pačią situaciją su Williamsais, tą pačią situaciją su plaukas darbo Kikai, RB tą patį buvo stagnuojantis kurį laiką. Astonai. Dabar Astonai. Realiai visi Hasai, ką galėjo, visi backmarkeriai. Tai va, Bet aš tiesiog stebiuosi, šį kartą abi mašinas atvažiavo taškuos. Hulkenbergas apturėjo geras stabilias lenktynės. Jis iš paskutinės vietos atvažiavo. Tiksliai. Jo, jis žiauriai crazy lenktynę šiaip turėjo palyginti. Hulkenbergas, sakau, visi žino, čia tokia vieša paslaptis, kai jis turbūt vienas labiausiai nuvertintų vairuotojų, bet jis tiesiog su savo stabilumu. Aš žinau, kad esu kalbėjęs praeitį, kad jo galbūt pasinėra to čempionų, žinai, galbūt kraujį dar, šiaip gali viską būti, nes, žinai, jis dar nėra išėjęs pensiją, bet kai reikia taškų pelnyti ir pastovumo, tai jis yra tavo bičias. Aš manau, kad netgi jisai pats supranta, jog jam šitas sezonas yra viskas. Jeigu jisai neperformintų, Audi tikrai, manau, pradėtų dairytis biškį į kitur. Jo, palyginus, jeigu yra rinktis iš ten Perezo, yra Bottas ir yra naujų jaunų vairuotojų nemažai, kurie norėtų. Jo, bet kadangi jisai performina, rodo tikrai gerus rezultatus, visą kitą, tai aš manau, kad Audi jį tikrai pasims ir kitiems metams ir viskas bus gerai. Taip. Šiaip dar Jonathan Whitley kalbėjosi lenktynių metu su tuo Zach Brown. Okay. Ar Andrėjas Stella, nežinau kuriuo iš jų, bet maldavo, kad jie nepasivytų Bortoleto, kad nelepintų jo, kad Alonso su Bortoleto paskutinį ratą galėtų ramiai kovoti. Bet kaip gražiai jie kovoja iš tikrųjų, kas nežino, Alonso yra agentas Bortoleto. Jisai yra, menedžeris. Jo, jisai labiau gal menedžeris, jisai ir treniruoja jį, ir moko, ir tuo pačiu jį bando parduoti daugam. Ir, čia po savo, tai yra virš savo galvos turėti rimtą kalibro vairuotoją, tai yra labai svarbu. Taip, ir šiuo atveju yra Alonso, kuris palaiko tą jaunuolį ir jie apturėjo labai švarias gražias lenktynės, nes, pavyzdžiui, Leclerc'as
su Veteliu, Leclerc'as, Veteliu su Miku, kai Mikas buvo Hasuse ir Vetelio buvo paskutiniai sezonai su Astonais, neturėjo labai gražių susitikimų, nes Mikas Veteliu buvo iškirtas kelis kartus lenktynių metu ir ant paskutinių ratų visiškai išvengiamose situacijose. Taip. Tai šiuo atveju apturėjo būti labai švarias apylygės lenktynės, kurias laimėjo Alonso iš jų dviejų. Tai labai smagu buvo. Būtų buvę dar porą ratų, galbūt būtų buvę biškai kita situacija, bet ir tuo pačiu pasimaišė dar ir Norrisas. Taip. Tai ir gavosi tas toksai, kad ir blue flagas ir visa kita, ir toksai, kur tipo, aišku, laikai pasako savo ir Alonso laimėjo, bet jeigu turėjo būtų tas porą ratų. Tai... nežinai, kaip būtų buvę, būtų galbūt Alonso tiesiog dar labiau jį išmaudęs, bet esmė, kad buvo smagu žiūrėti tas švarias lenktynės iš rookie vairuotojo, nes vis tiek hypas apynė mažas, aš pamenu, mes kartu nežiūrėjom, bet mes žiūrėjom, kada F2, atskirai žiūrėjom, bet žiūrėjom, kada jis laimėjo F2 čempionatą ten. Tu pažiūrėjai ir man sakei, kad aš turiu būtinai žiūrėti, nes jis ten labai crazy apturėjo lenktynės ir jisai apturėjo crazy lenktynės. Taip. Tai buvo labai smagu, tai tikrai jis nėra antrailis vairuotojas ir skaičiau šitas rookie sezonas, kuo toliau, tuo įdomiau. Žinai, tiek su Hadžaro, visiškų iškilimų ir pastovumų, Antonelį su žaibišku greičiu, bet tokiu šiokiu kreivų šleivų pastovumu. Ir dabar Bortoleto atrodo pagaliau atrado tą sukibimą trasoj. Aš norėčiau netgi įdėti šitą sąrašą Lawsoną. Lawsonas pradėjo įgauti tokį kažkokį pritaręs lenktynės, jeigu bijau pameluoti. Jisai gal ir neatvažiavo į taškus, bet jisai turėjo visai tvarkingas lenktynės ir jisai ten netoli taškų buvo. Aha. Šias lenktynės jisai viską padarė teisingai, viskas gerai ir kelintas jisai finišavo 9. Man rodos jau. Kažkas jisai į galą finišavo, bet jisai turėjo labai gerą kvalifikaciją. Jisai labai gerai outkvalifino savo komandos narį, Hadžarą. Ir prašau, tai konvertavo. Pirmą kartą. Ne, antrą. Antrą? Jo. Bet Hadžaras gan prastą turėjo kvali, tai jo, ten gan smarkiai jo kvalifavo. Tai va, tai. Ferrari. Šiaip norėjau tiesiog paminėti Hamiltonui, čia buvo jo geriausias lenktynės. Ne rezultatais kalbant, bet pagal tai, jog jisai labai mažai atsiliko nuo Leclerco. Aha. Jisai per visas lenktynės buvo atsilikęs tik 3 sekundėm. Kaip finišavo jau. O kiek Leclerc'as buvo atsilikęs nuo Piastri? 16? 30. Ne. Jo. Ne. O tai kas ten buvo? Jie Norrisas su Piastri dar nepitinė buvo. Jie po to papitino ir aš pažiūrėjau, grinai, kai jau finišavo, buvo lydas 16 sekundžių gal. Tiesa. Ja. Still, labai daug. Ne Verstappino tipo dominance, bet, ta prasme, Jo, tai, bet aš kaip ir minėjau prieš rašinėjant, kad Ferrari žiauriai yra įdomiai pozicijai, nes jie tokie nei šis, nei tas, bet jie antri čempionate. Ta prasme, Hamiltonas nusirašęs visiškai nuo čempionato, jam atrodo pasidavęs ant mašinos ir šitų, mašinų, bet staiga, ta prasme, jie yra antri čempionate, tiek su Leclercu. Ir šiaip palyginus, kad Mercedesas yra ir stiprus, ir labai pastovus, vis tiek to neužteko jiems. Va tas yra įdomu, ko šitas... Pavyzdžiui, Mersai tai žiauriai šias lenktynės atsiliko. Jo, jie nelabai buvo. Turėjo Russellas gerą kvolį, ganėtinai, bet galų gale, kai jisai po pirmo rato, kai jisai nepaėmė, man rodos, Leclerco, taip. Ir viskas baigėsi. Teisingai, dar Ferraris turėjo upgrade'ą, floor. Turėjo. Tai jo, čia buvo vienas iš major jų upgrade'ų. Taip. O kitas dalykas, ir buvo diskutuotina, kadangi Kanada yra šalta palyginus, o Austrija buvo labai karšta. Jo, ten laipsnių trasos. Jo. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl tikriausiai Mersas neturėjo tempo. Kur, ir labai nepastojo, jie, pavyzdžiui, Bahreine neturėjo tempą, nors buvo labai karšta. O čia buvo karšta, bet jie jau nebeturėjo tempo. Ir ar tu gali prie to tai ar tai yra indikatorius? Jo, ką tai reiškia? Sunku pasakyti. Sunku. Tik iš lenktynių sunku pasakyti. Bet vis tiek, ta prasme, smagu dėl Russello pergalės. Gal mes čia apie jį ir susiraukę kalbam, bet smagu iš tikrųjų dėl jo pergalės ir Mercedesas šiaip šį sezoną gan stiprus. Ir staiga Ferrari tokie iš niekur prisistatė, hello.
žinai, su tempu ir šias lenktynės, vat, nu, toks, sakau, nei šis, nei tas, nei ten labai iš jų veiksmo buvo, nei ką, bet dažniausiai tie ir būna, kurie daugiausiai taškų susirenka turbūt, kurie mažiausiai plakasi viens į kitą. Jo. Red Bullis. Nėra ką kalbėti, kitą temą. Skipinu šitą. Aš galiu papasakoti. Nu, aš turiu ir ties abiejais vairuotojais. Pradėkim nuo Jukio. Gerai. Jukis už galvos susijėmė žmogus. Jisai jau dabar net per interviu atrodo, kad jisai pamiršo visus media treningus, medijos pamokas, ką šnekėti ir ką nešnekėti. Ir matosi, man atrodė, jisai labai man priminė 24 metų Singapūro Ricardo. Žmogus atrodo, kad, nu, tuoj apsiverks. Tikrai nuoširdžiai ir sako, aš nežinau, ką daryti su mašina. Sakau, ir jisai sako, mano vienintelis sprendimas yra tiesiog daugiau treniruotis, bandyti kažką įrodyti. Sako, nes aš nežinau, kas yra blogai su mašina, nežinau, nu, tipo, kodėl aš toks lėtas. Ir sako, kad ir ką bandau, man nieks neišeina. Tai jisai kontrolės su savo mašiną neturi, jisai kvalifikavo 18, Taip. bet kvalifikavo Q1, jisai kvalifikavo 30 lėčiau negu Verstappenas, o Verstappenas buvo, šiaip Q1 eilinis iki buvo mažiau negu sekundės tarpas. Jo. Tai Jukiui į Q2 papulti trūko 0,07 sekundės, 700-ųjų, o jisai 18 buvo, net ne 16. Tai, nu, antiek yra suspausta ir vis artėja ir Jukiui reikia ieškoti tų 10-ųjų ir 100-ųjų visur jau dabar. Žinai, čia toks jausmas, kai atiduodi viską, ką turi ir vis tiek neužtenka. Jo. Ir jisai, nu, tikrai žmogus, tipo, sako, aš, tipo, šiaip siūlau pasižiūrėti, nes tas toksai, kur, tipo, nu... Post-race interviu. Jo, kur jisai žiauriai susiparinęs ir toksai, kur, tipo, nu, jam davė 10 sekundžių penaltį, jam tas tai antiek mažai rūpėjo tuo metu, ten, nu, jisai ir paskutinis ir atvažiavo. Taip. Nu. Bet įsivaizduok, ant kiek yra tragiška ta mašina, iš tikrųjų, kai Maxą iškerta iš lenktynių, Red Bullis, greičiausia yra... Paskutinė komanda, nu, tipo... Jo, geriausia Red Bull komanda įtampa RB. Taip, komentatoriai sako, be Verstappeno šito komanda, nu, nulis. Ką jie turi daryti, nes tie komentatoriai ir pas manęs tenais, nu, jie ten normaliai stumė ant Red Bull'o, tipo, nu, bet, tipo, vos ne... Ant kiek tu turi būti, nu, tipo, ant kiek tai yra kvailas sprendimas pastatyti viską ant vieno vairuotojo. Žinai, kai tu... Kuris jau dairosi aplinkui. Jis dairosi aplinkui. Nu, ir ta prasme, bet visą kitą pasvėrus irgi, kad jo jisai, žinai, gali išeiti į pensiją, dairytis kitur, gali bet kas nutikti. Ta prasme, kad jis tau nebevairuos. Taigi, ir staiga, ta prasme, kaip šį kartą Maxą iškirto ir staiga, ant Jukio pečių, nu, niekas negali padaryti, žinai. Taip. Aš dabar noriu, kad tu kartu su manim užsidėtum nematomą folijos šalmą. Davai. Padom. Gerai. Per šią savaitę, tai yra, kai nevyko lenktynės, intensyvūs buvo pokalbiai tarp Toto Wolff ir Verstappeno. Šitą girdėjau, dėl to Russellui nėra pratęstas. Taip. Bet pirmiausia, aš žinau, ką pasakysi, bet... Nežinai. Gerai, nežinau. Pirmiausia, jeigu Maxą paimtų vietoj Russellio ir freaking Kimis su Max komandai. Taip, čia būtų insane. Tai prasme, Toto užaugino Kimi. Ir Verstappeną šiaip. Jo? Jo. Taigi Verstappenas buvo F3 ir jisai buvo Mercedesu. Ja. Ir Red Bullis sako, gal tu skipink F2 ir ateik į F1. Pas mumis į Red Bullį. Ir jisai, davai. Tai Toto Wolff dėl to ir pušino, kad Kimis ateitų kuo anksčiau, kad Red Bullis vėl nenukarosintų. Gerai, o ką nori pasakyti? Toto. Sekmadienį ryte ateina pas Kimi ir pasako. Ne, gerai, grįšiu dar biškį anksčiau. Šeštadienį. Ne, dar porą dienų atgal, kai Verstappenas su Toto šneka. Ir Toto sako, atvaryk mums. Verstappenas sako, negaliu, aš 3 metinėse esu ir negaliu. Šį savaitgalį sutvarkysim. Kimi, ateina Kimi. Kimi, tu dabar įvažiuosi į Verstappeną ir apsimesi, kad nieko nebuvo.
Čia mano yra sąmokslo teorija. Tam, kad Verstappenas... Tikras pokalbis, by the way. Taip ir buvo. Tipo, nes toksai, jeigu atvirai, aišku, aš šitą mintį tiesiog savo pasėjau sėklą ir labai daug kas užaugo. Ką turiu omeny, kad, tipo... Yra, Verstappenas jį atsitrenkė ir jisai toksai... Fucking idiot, žinai, tipo, atsiprašau už kiekšmažą, bet toksai, tipo, išvadina idiotais, tada išlipa iš mašinos, paskui metina ir jie ten dviesi šnekasi, kažką eina, žinai. Čia toksai smulkmena. Tada, tipo, post-race interview, kur Verstappenas dažniausiai žiauriai trešina ant tų, kas jį važiuoja ir visą kitą. Jisai, jisai atėjo, atsiprašė, ašgi suprantu, visi mes taip esam pasidarę ir visą kitą ir jau matosi, kad jau merso kepurė. Aišku, aš juokauju, bet toksai, kur atrodo, kad... Aš manau, kad Maksas tiesiog švelnesnis buvo Antonėlį, nes Antonėlis atsiprašė iš karto. Taip, ne, tai čia labai svarbu. Jeigu Antonėlis būtų neatsiprašęs, tai ten tikriausiai būtų aplojęs į normaliai per intervą. Aš tikiu, jo, bet toksai, kur tipo, tokie sutapimai, nesutapimai. Bet jau mes jau antrus metus kalbam apie tai, ką Maksas varo į Mercedes ir jis niekaip ten nenuvaro. Vienu metu aš buvau pradėjęs apie Astoną šnekėt, bet labai kažkaip... Bet ne tu vienas, tai čia dar ir ne tavo kaltėt. Aš mėgstu sąmokslo teorijas, kaip ir Valterį Bottas į Red Bullį. Jo, čia tai būtų varkė. jo, įdomi, gerai, pašnekėjom apie Red Bullį, dabar galim pašnekėti apie... Aš noriu dar vieną prisiminiau dalyką apie Ferrari. Da. Čia vienu metu buvo išėję, kad Fredrik Vasseur tipo gali atleisti. Nes, jo, buvo šitas jau. Fredrik Vasseur tokį akmenį metė į savo valdžią. Jo, šitą dalyką girdėjau, papasakoti. Kad jisai davė interviu ir sako komanda, jo klausė, kodėl komandai taip sunkiai sekasi, čia tarampara. Ir jisai tiesiai žmogus pasakė, sako. Mes pakeitėm inžinierius, mes pakeitėm vairuotojus, mes pakeitėm komandos vadovą, mes vieną dalyko nepakeitėm. Ir jis tokį paliko namioką. Jo. Wink, wink, žinai. Tai kaip tu galvoji, ką jis turėjo omeny? Ko jie nepakeitė? Kojinių? Blau. Pusbrolį Antoniją. Pusbrolį Antoniją. Ne, rimtai. Tai jeigu atvirai, man sunku įsivaizduoti, kiek valdžia turi galios ties tais dalykais. Aš supratau, kad ten yra labai, ten nėra konkrečios valdžios struktūros. Kad ten aš kiek teko nuotrupų girdėti, kad Ferrari visa valdžios struktūra yra labai paini ir nėra konkrečiai ten už tokių galvų sudėta, kurias yra aiškiai atsakingas už kažką. Okay. Aš šitą girdėjau bairį ir aš nežinau, kiek čia tiesa, šiaip, čia gali būti visiškai nesąmonė, bet šitą dalyką aš kažkaip taip ir suprantu, palitai, kaip ten viskas vyksta, žinai. Taip. Kad man logiška visai, kad jie tenais būtų tokie išsibarstę. O gal Fred Vasseur kalbėjo, tokį irgi, aš dabar, dar kadangi esu užsidėjęs konspiracijos kepurę, apie savo fabriką Italijoje. O kas jeigu visas pagrindinis F1 smegenis kažkodėl yra Britanijai, į kurią visos komandos kraustas, kaip ir Sauberį ieško, kaip ir Cadillacas ieško, gal jis tą turėjo, tokį irgi, gal turėjo omeny, kad... Yra logikos šiaip, aišku, Ferrari išsikraustyti iš Italijos yra tas pats, kas nežinau... Nesąmonė, aš net nerekomenduoju. Kad NBA daryti Latvijai, žinai, tai, aš puikiai suprantu, bet... Kažką reikia daryti. Jie daug keičia visko. Kas iš to? Sužinosim galiausiai, žinai, kitais metais daug visko išsispręs. Jo. Tai tas yra įdomu. Gerai, pašnekam apie visų mėgstamiausią, mylimiausią ir labiausiai iš tikrųjų išaukštintą vairuotoją Lando Norris. Jo. Ką noriu papasakoti? Aš iš tikrųjų pirmsyk nestumsiu ant jo. Antrąsyk iš tikrųjų, bet vis tiek nestumsiu ant jo. Iš tikrųjų, visai čia suvalgiau savo žodžius šį savaitgalį, nes Norrisas suvairavo brandžias dominuojančias lenktynės ir Piastri šį kartą vos nepadarė lemtingos klaidos su gan vėlyvų tokiu dive bombu, ten skaitas ketvirtas posūkis. Ir jie apturėjo iš tikrųjų dominuojančias lenktynės ir Norrisas iš tikrųjų atrodė viską kontroliai. Jeigu atvirai, tai aš biškai kitaip pasakysiu, Norrisas žiauriai geras lenktynės apturėjo, bet ne dėl tempo. Tempą turėjo Piastris. Tempą turėjo Piastris. Bet Norrisas kontroliavo lenktynės tuom, kad jisai pitino
ir Piastris turėjo atsakyti. Aš manau, Piastrio pagrindinė klaida ne tai, kad jis davė bombino. Aš manau, ten tiesiog buvo toksai... Ne, aš nesakau, kad ten tipo, visą lemia klaidą, sakau, kad kontroliai labiau kontroliavo lenktynės Norrisas. Aš manau, ką jam reikėjo padaryti, tai yra pitinti anksčiau. Ir žiūrėti, ką Norrisas darys šitoj situacijai. Nes tu galvoji, jie rinkosi, kada pitinti? Visiškai. Nes jeigu tu pasiklausytum Team Radio's komandų pokalbių, ten buvo 2 barikadų pusės. Piastrio inžinierius sako, žiūrėk, tu čia darai klaidą ir tu čia galėtum pasivyti taip ir taip. Norrisui sako, žiūrėk, tu čia darai klaidą ir tu čia galėtum gintis taip ir taip. Ir sako, žiūrėk, mes čia pitinsim ir žiūrėsim, kaip jisai... Ir visiškai dabar komanda buvo pasidalinusi 2 Piastrio ir Norriso barikadų pusės. Neblogai. Buvo žiauriai įdomu stebėti. Aš jaučiu pirmą kartą taip mačiau, kad taip vyktų, žinai, tipo, kur race inžinieriai jau visiškai, tipo, sakytų, žiūrėk, Norrisui sako... Važiuok ten po 3 posūkio labiau per vidurį, bus sunkiau tave apsilenkti ir panašiai, žinai. Jo, tai tie visi side by side, žinai, tas grinai pure racing craftas lenktynių menas man pasirodė iš Norriso šiaip stiprus šias lenktynės. Labai. Jisai tikrai kontroliavo visą situaciją ir Norrisui Piastris jo neapsilenkė. Bet ar čia nebus iš Verstappino knygutės pasiimta? Aš manau, kad Norrisas dabar nuoširdžiai bando Verstappino taktikas. Jo. Jeigu tu pameni, šiaip Norrisas kelis kartus buvo Verstappiną apsilenkęs ir tada Verstappinas retaikindavo. Jo. Lygiai tą patį Norrisas padarė. Jį apsilenkė ir jis iš karto kitam posūkiai jau atsijėmė, nes jisai žino, jau žino šitą visą bairį, kad jie apsilenks prieš DRS-ą, jie įvažiuos į DRS-ą ir jisai vėl apsilenks. Jo. Ir šitą dalyką tą patį padarė, ką jam darė Verstappinas. Tai toks, aš negaliu sakyti, kad visiškai pasiėmė, bet čia jau dabar... Progresas ir patirtis. Patirtis, jo. Atsiliepia patirtis, bet žmogus dar išvadas. Tai čia buvo labai gražus dalykas. Tai 2 dalykai, kas sukoreliavo, tai yra jo graži gynyba ir mokėjimas kontroliuoti strategijos. Kada pitinti, kada jausti. Nes, pavyzdžiui, Piastrio klausė, sako, ar tu nori pitinti dabar ir turėti senesnės padangas, mažiau šviežias padangas ir turėti gapą iki 2 sekundžių, ar tu nori turėti 4 ratais šviežesnės padangas ir turėti gapą 6 sekundžių. Ir jis pasirinko 4 ratais šviežesnės padangas. Kas gavosi, kad jisai čia hardu. O kas gavosi, kad jisai ant mediumų turėjo žiauriai gerą tempą, bet ant hardų turėjo žymiai geresnį tempą Norrisas. Ir gavosi, kad tų 4 ratų jam prireikė, kad pasivytų, kol pasivyjo jau tų hardų ir nebeliko. Ir gavosi toksai, kur jeigu jisai būtų iš karto pitinės, galbūt jisai būtų jau anksčiau turėjęs tą kovą. Bet toksai, kas būtų, jeigu būtų. Tai čia tokių pastebėjimų ir man labai patiko stebėti šitą, ypatingai, kai tu 2 komandos nariai kapojasi ir tikrai gražiai. Smagu, kad McLarenas nėra kaip Mercedesas, kai dominavo, kad būdavo akivaizdu, kad netgi buvo gandai, kad Valtteri Bottas kontraktas neleido jam ten laimėti daugiau lenktynių negu Hamiltonas. Ir šiuo atveju tas nevyksta su McLarenais, kad jie duoda jiems lenktyniauti, duoda mums gerą visai kovą. Dėl 2 priežasčių. Dėl to, kad Lewis Hamiltoną ir Bottą lyginti Norrisą su Piastriu yra nesąžininga. Hamiltonas yra Hamiltonas, o Norrisas ir Piastris, jie yra dar kol kas niekas palyginus. Jie yra race winneriai, bet ne championship winneriai. Jo, bet vis tiek, kad nėra to, vis tiek to komandai ten, žinai, taip, kad viskas aišku, kurio yra vieta, kur ir visio. Kitas dalykas, naujasis McLarenas, nes mes turim atskirti senąjį McLareną ir naująjį McLareną. Naujasis McLarenas nėra turėjęs Hamiltono Rosbergo situacijų. Tuo metu Mercedesas jau buvo įvedęs taisyklės, kad sudaužysit mašiną, patys mokėsit. Čia Mercedesui, Hamiltonui ir Rosbergui. Tai kol kas McLarenas tokių situacijų per daug ir neturėjo. Vieną turėjo, kur dabar Norrisas Kanadoje įvažiavo į Piastrį ir Piastris dabar vos neįvažiavo į Norrisą, bet neįvažiavo. Bet kai jeigu abudu viens į kitą susipainiotų ir nusirašytų, aš manau, kad mes šiais metais tą turėsim dar. Aš manau irgi šiaip. Tai dėl to aš nenurašau Verstappino, kuris bus prie tų metų Russellis ir susirinks pirmas vietas, kai jie išsikirtinės? Jo. Nežinau, šios lenktynės jie galėjo išsikirsti, neišsikirto ir man tokį įspūdį sudaro, kad aš neabejoju, kad tai nutiks, bet gal tai nebus nuolatos, nes Hamiltonas ir Rosberg irgi neišskirtinėja ten kas antras lenktynės. Prasme, jie gerai važiavo, bet
Bet jo, ta prasme, sezoną, ta prasme, tiesa, tu sakai, čempionšipas dar nenurašytas. Aš bent jau dedu viltis. Aš noriu tos tatų. Jeigu pameni. Geras lažybas. Ką dar norėjau kažką paminėti ties šitų dalykų, jau ir išgaravo iš galvos. Gerai, kai išgaravo iš galvos. Žinai, tipo, Norrisas šiaip net keista šias lenktynės man buvo. Jisai labai paprastai, labai verstapiniškai davė interviu. Jisai atvažiavo tokias lenktynės, jis išlipo iš mašinos ir ką pirmą dalyką padaro vairuotojai, belia kaip celebreitina. Jis atsistojo, nusiėmė šalmą, pasidėjo viską ir nuėjo svertis. Jisai net nebuvo, kad ranką iškelto ar čia, wow, ten su fanais sveikins, visiškai, jisai tiesiog savo mintyse nuėjo, pasisveikino, jam ten interviu duoti, jo, atvažiavau čia, ačiū Piestriui už gerą kovą, param ir nuėjo savais reikalais, viskas. Toksai, tipo, ar čia Lando 2.0? Jo, kažkaip keistai skamba. Žinai, jisai pirmas lenktynės šiais metais ar praeitais metais pasiėmė. Tai toksai, praeitais metais, jo, pirmas lenktynės pergalė buvo, ar šiais metais? Praeitais, Miamis, ar ką aš maišau. Ar tavo kamera išsikrovė, ar tavo, man atrodo, kamera tavo išsikrovė? Mano kamera išsikrovė kamera ir neaišku, ar medžiaga bus korumpuota. Jeigu ką nupiešiu aš bendreką, žinai, tai va, stikmenus 2. Su visom emocijom. Tai gerai, kur baigiam? Apie Norrisą, va, biškai padiskutuojam. Jo, kad 2-0. 2.0 Norrisas. 2-0 tada į Norrisas. Gali būt, nežinau, kas pas jį ten vyksta. Neskaba kaip jisai, jeigu atvirai. Bet gali nauda viskas. Žinai ką, kitos lenktynės parodys. Ateinačios lenktynės Silverstone'as, tada turėsim dar kitų lenktynių ir va... Šis sezonas parodys. Jo, iš tiesų, ar jisai dabar turi kitokio kalibro vairuotoją. Žinai, jisai praeitais metais jo konkurentas buvo Verstappenas, šiais metais Piastris. Jam gal netgi į naudą kapotis dabar su Piastriu, negu iš karto su 4 kartų pasaulio čempionu. Taip. Žinai, gal jam to ir labiausiai reikia, biškai tokią turėti apylygesnę kovą, kur jisai galėtų mokintis, negu jausti, kaip jį to čia iškirs Verstappenas. Jo, įtampas lygiai kiti visai. Aš manau. Tai aišku, visai kitokios tos lenktynės, kai tu žinai, kad tavo pagrindinis konkurentas važiuoja su tokia pat mašina. Taip. Bet... Bet vat kaip ir šiuo metu pastebėjau, ta prasme, nutiko, gal tai yra, žinai, ženklas normalios kovos McLareno ir aš viliuosi, kad, nebus ten kažkoks derbis, kur iškirtinėja vienas kitą. Kol kas istorija sako, kad bus, jo. Bet you never know, niekada nežinosi. Jo. Kažką vėl norėjau sakyti kažką. Aš siūlau šokt į mūsų Patreon dalį. Davai. Nes mes ir taip čia daug prišnekėjom. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad pažiūrėjot mūsų filmų reviews. Ačiū, kad mumis žiūrit, kad mumis palaikot, kad prisijungėt kiekvieną savaitę. Prisijungėt dar kartelį, padrasinsiu į mūsų Patreon, nes visai atsiranda karts nuo karto privalumų, kodėl mūsų verta sekti. Priminsiu, ir atskiras podcastas dar būna, kai mes, šį kartą neįrašėm praeitą savaitę podcastą, nes dėl filmo ir paskui jau nebesutapo laikai, kad galėtume, bet kai sutampa visada darom. Mes per šį sezoną tik dvi savaitės praleidom. Jo, ir dar prailgintas podcasto galas, kur mes biškai labiau būnam be filtro, tokie, aš vis dar su folija